Gal tu, Gustai, žinai, kas yra šerkšnas? Šerkšnas tai yra sniegas. Sniegas? O tu, Adamai, matęs tą šerkšną? Ne. Nematęs? Ne, niekada esi savo pavojingas. Nematęs. Mariau, o tu esi matęs šerkšną? Matęs. O šiandien ryte matei kur nors? Mačiau. Kur matei? Prie namų. O kur prie namų matei? Šoje. Diena, Daiva. Turime vieną klausimą. Mūsų jaunos žurnalistės. Kas mums domina? Kas? Šerkšnas. Taip, ar jūs matėte šerkšną? Taip, mačiau. O kur matėte? Ant žolės, ant mašinų, ant stotelės stiklų. Labą dieną. Imame interviu radio laidai. Ką norim paklausti? Kas yra šerkšnas? Tai toks vanduo sušalęs ant lapų, ant tvoros, ant šakų, ant laidų, gal ant kokio... O kodėl jisai būna? Gal šerkšnas būna? Taip. Šerkšnas būna todėl, kad skiriasi temperatūra oro ir žemės. Oras būna šaltas, o žemė dar būna šilta. Dėl to susidaro šerkšnas. Bet tai kodėl dabar nėra? Todėl, kad dabar saulė šviečia, saulė pašviečia, oras tapo šiltesnis, žemė šiltas ir nėra šerkšno. Išgaravo? Išgaravo šerkšnas. Ačiū labai. Einam toliau dar. Labai malonu. Einam pas kūrėjus. Einam pas kūrėjus. Vaikų paklausim. Ar esi matęs šalną? Kur būna šalna? Būna ant augalų. Taip. Tai kas ten būna? Kas ten iš tiesų toksai atsiranda? Žiema. Tokia žiema? Matėte jūs šiandien žiemą kur nors? Ne. Kur, Liepa, tu matei žiemą? Bet aš mačiau ledo. Kur tu matei, Juliau, ledo? Pas mus darželį. Kas dar matė ledo kokio nors šiandien? Sniego ant mano stogo. Einam prie Simono. Kokio tu ten matei? Ant kokio stogo? Mėlyna. Ant mėlyno tavo stogo buvo? Taip. Jis nusidažė. Ačiū. Žemynos grupė. Mes atsiprašom, patrukdysime jums. Jau keliatės? Čia mūsų jaunos žurnalistės turi porą klausimų. Kas yra šerkšnas? Šerkšnas? Ne. Ar tu šiandien matei šerkšną kur nors? Taip, mačiau ant žolės, šlapia buvo taip balta. O tai kodėl ten taip pabalo? Nes, manau, minusinė temperatūra laukia buvo. O kas tai temperatūra? Nu tai kai pasikeičia oras iš šiltos temperatūros į šaltą. Gerai, ačiū labai. Gero kelimus. Jona.